prašau jūsų, išklausykit mane iki galo. Iki 26 metų Lietuvoje automobilių importuotojai galėjo tvarkytis ir individualiai, ir per asociacijas netinkamų eksploatuoti transporto priemonių visus aplinkosauginius reikaliukus. Pačiava jūs, pavyzdžiui, matot, netinkama eksploatuoti, čia asistentai, netinkama eksploatuoti transporto priemonę. Nu nežinau, pagal kažką jin yra netinkama, mums, pavyzdžiui, kaip paprastiems žmonėms, dar ir kokį tinkamą ir dar daug metų eksploatuosim, bet jau reikėjo susitvarkyti iš karto ateičiai šito daikto utilizavimą. Nori tvarkai pats, nori tvarkai ne pats. Nuo 2026 metų kažkas priėmė įstatymą, kuris pasako, kad nuo šiol šitą šiukšlę, nu kažkam šiukšlė, man ne šiukšlė, tu turi būtinai tvarkyti per asociaciją. Beje, iš tų asociacijų liko tik 2. Visos kitos nebebuvo joms pratestos licenzijos tą daryti. Ir kai tas buvo padaryta, tada buvo pakelta šitų dalykų tvarkymo kaina 10 kartų. Taip, čia viskas įvyko Lietuvoje. Ir paklausykit, kas dabar gaunas. Dabar įmonės neturi iš ko rinktis, jos privalo būti tos asociacijos nariu. Asociacija yra vieša įstaiga, vieša įstaiga yra nepelno siekianti organizacija. Padaryta monopolija, kad tu tiesiog neturi iš ko rinktis. Ar atpigs automobiliai? Nežinau. Jūs pasakykit, ar čia netinkamas eksploatuoti automobilis? Nežinau. Čia netinkamas eksploatuoti 2 metų automobilis? Nežinau. Čia metų senumo automobilis netinkamas eksploatuoti. Jis yra įvežtas į Lietuvą, vadinasi, jis yra atlieka. Ką aš dar galiu pasakyti? Manau, mintį supratot. Kas bus toliau? Aš irgi nežinau. Tiesiog aš čia nei kažkam tai kažką tai noriu įrodyti. Aš tiesiog pasidalinu mintim, kaip vyksta ir kas vyksta. O jūsų prašau, jeigu nesunku, pasidalinkit, gal kažkas atkreips dėmesį, gal kažkas kažkur kažkokie visi broko darom darbę, gal kažką tai išvelgs, kažkokį tai, nežinau. Aiškinomės, daug skambinom, daug rašėm, daug visko darėm. Ir išvada tokį, jokio kito kelio jūs neturit. Čia va yra atliekos ir už jas privalot mokėti pinigus. Viską pasakiau, gerbiamieji. Ačiū, gražios jums dienos. Iki.